Jis išganytojas, ateinančio pas mane, aš neišvarysiu lauk. Jon 6 skyrius, 37 eilutė. Jėzus yra puikus, nuostabus. Jo rankos pasiruošusios priimti kiekvieną žmogų ir jo širdis atvira kiekvieną. Jam netai svarbu, kaip žmogus atrodo ir kiek jam metų. Ar jis yra geras ar blogas, ar jis turi darbą, pinigų ar kitą. Ne, tai jam nesvarbu. Jam svarbiausia yra tik pats žmogus, nes jis jį myli. Jis žvelgia į širdies gelmes ir mato didžiulį norą būti priimtam, pripažintam, meilės ir saugumo ilgisi. Ten jis mato Dievo troškimą, ramybės trošimą, atleidimo, laimės ir tikslos siekimą. Jis mato kaltę, purvą, netinkamą gyvenimą, nuodėmės gale ir visokį mėšlą. Ir vis dėlto jo nusistatymas iš grynos meilės, jei tu pas mane ateisi, aš tave neišsivarysiu. Šiuo metu Afrikoje vyksta didelė evangelizacija. Tūkstančiai ateina ir susipažįsta su Jėzumi. Jis nei vieną neatstumia. Jis paima kiekvieną naštą. Jis gydo sudužusias širdis, guodžia, statydina, padrąsina, neramai širdžiai, suteikia ramybę. Žmonės tiesiog sprogsta iš džiaugsmo. Juk štai yra tas, kuris mane myli be ribų. Yra Jėzus, kuris priima mane tokį, koks esu. Štai yra išganytojas, kuris susitvarsto skaudančias žaizdas. Taip, Jėzus yra pasaulio išganytojas. Jis neišstumia laukan nei vieno, kuris pas jį ateina. Jis plačiai ištiesia rankas, kad mes galėtume pas jį ateiti. Jis laukia mūsų. Kokia turi būti didelė jo meilė, kad jis priima mus, nusidėjėlius, ir iš viso tokius išdidžius žmonės. Kaip labai jis nusižemino ir kentėjo, kad mus išpirktų. Kaip labai jis mūsų laukia, kaip jis ilgisi savo aukų. Žmonės, kurie pas jį ateina, nebėra daugiau išdidus ir tokie savimi pasitikintis. Jie yra sudužę, nuodėmes paženklinti, surišti, pikti ir nereikalingi. Jie liguisti, be ramybės, be gyvenimo džiaugsmo, verkiantis iš skausmo ir vienatvės. Tačiau jis priėmė juos visus be išimties. Jis yra pražuvusiųjų išganytojas. Jis eina kiekvieno iš paskos. Jis ieško jo ir jis randa pražuvusiuosius, kurie nebeturi daugiau vilties. Koks jis geras. Ateik mano širdie, eik prie jo. Jis neatstums tavęs. Ačiū Jėzau. Tu man esi toks geras. Tavy randu viską, ko man reikia. Ir ant tavęs galiu uždėti visą naštą, kuri mane spaudžia ir apsunkina. Taip, Viešpatie, aš ateinu pas tave. Amen.